Sveiki, bičiuliai! Sveiki visi. Eime pažiūrėti! Eime, pažiūrėti. Pažiūrėsim. Mažyliai. Kaip tavo ledinukai? Ne. Oi, man nemalonu. Rūgštu, kaip citrina. Tie ledinukai gerai atrodo, bet jie visai neskanūs. Kągi mums daryti? Ei, ten Pankis. Sveikas, Panki. Mums reikia tavo pagalbos. Aha, kažkodėl jis visai prasti. Panki, prašau padėk mums, aš prastai jaučiuosi, sergu angina. Kairįjų man labai skauda. Tavo balsas skamba visai nelinksmai. Jis kažkaip keistai girgžda. Girgžda? Bet tulpytė, balsas negali girgždėti. Panki, ar tau čia labai skauda? Aš žinau tikrą triuką, kaip padėti savo anginai. Žiūrėkite, bičiuliai. Ką varliukas veikia? Jis bando sulaikyti kvėpavimą. Varliuk, tai juk padeda nuo žagsėjimo, o ne nuo anginos. Panki, užsiris šalikėlį, gal jis padės. Oi, gera mintis, bitutė. Šalikėliai tokie minkšti ir šilti. Tau gera? Man gerklytė dabar šilta. Bet man vis dar skauda kairįjų. Įdomu, kokį žmonės žemėje grėbėsi, kai serga angina. Ar jie turi šalikų? Man labai įdomu. Man irgi. Eime, draugė, ir pamatysime. Taip, eime. Aš liksiu su tavim, kol jie nuskris į žemę. Ačiū, bitutė. Sėkmės. Iki greito. Greičiau grįžkite. Juhu. Tulpytė, girdi? Ten, ant gėlės. Tai bitutė. Ei, tulpytė, pažvelk tenai. Eime, pažiūrėkim, ką jie veikia. Bitutė nutupia ant gėlės ir surenka žiedadulkes ir saldųjį nektarą. Todėl bitutės ir skraido visą laiką aplink gėlės. Dar aš žinau, kad bitučių negalima liesti, jos gali gelti. Vadinasi, mums negalima jų liesti. Taip, tikrai, jos labai užsiėmusios, kai gamina medų. Ką jis pasakė, kad bitės gamina medų? Tu turi galvoje tas bitutės, kurias mes neseniai matėme? Taip bent. O ką bitutė daro viską surinkusi? Bitutė skrenda į savo avilius, kaip pati matai. Vadinasi, ten jos gamina medų. Taip. Bitutės užpildo korio akeles medumi. Štai čia bičių korys. Atsistokime arčiau. Matai korius? Kokie jie gražus. Taip bent. Kai jie pilni, jau leidžiu medui nutekėti. Pažvelk. Ir išpilstau jį į stiklainius. O gal pamėginkime? Žinoma, kamgi kitam aš jūs čia pasikviečiau. Šaunu. Kartais, kai man skauda gerklytė, mano tėtis duoda man medaus. Taip, medus nepadeda atsikratyti skausmo, bet gerai suminkština gerklytę, tiesa? Taip. Tai todėl, kad jis labai minkštas ir malonus mano gerklytė. Girdėjai, medus labai sveika gerkliai.
O, Pankis kaip tik serga angina. Aha, greičiau skriskime namo. Sveiki, ar išmokote ko nors? Taip, daug. Varliuk, papasakok jiems kol kas, ką mes sužinojome, o aš greitai grįšiu. Gerai, mes sužinojome, kaip tau padėti. Juk tu pažįsti bites, kurios skraido nuo gėlės prie gėlės. Juk taip? Taip, tai žinome. Ačiū, tulpyte. Tai štai, iš kiekvienos gėlės bitutės renka žiedadulkes, kaip čia. Paskui neša jas į savo namučius, vadinamus aviliais, ir ten gamina medų. Tai bent bent medus. Beje, Panki, medus sveikas, skaudamai gerkliai. O, Ne, pabandyk pats. Ach, su medumi lengviau nuryti. Jis toks minkštas, labai skanus ir švelnus. Hei, gal mes galėtume valgyti ledinukus su medumi? O taip, medaus ledinukai, aš norėčiau paragauti. Aha, aš irgi. Aš irgi. Jie tokie skanučiai. Laukiu, nesulaukiu. Medaus ledinukai. See you soon, everyone. Iki pasimatymo, bičiuliai.